Sveiki, čia Smigis, šiandien žaidžiam Baffling. Taigi, Baffling yra skirtas dviem ir tik dviem žaidėjams. Nors amžiaus limito ant dėžutės nėra, tačiau nemanau, kad reiktų žaisti jaunesniems negu 3 metai, nes yra smulkių detalių. Pirmiausia, bėkime prie žaidimo pasiruošimo. Jis yra tikrai paprastas ir greitas, tačiau reikalauja šiek tiek erdvės. Visų pirma, kiekvienas žaidėjas pasiema po savo lentą, 5 sagutes ir savo žymeklį padeda žaidimo pradžioje. Taip pat išdėliojamas visos detalės aplink pagrindinę lentą. Galite dėti nebūtinai ratu, bet taip, kad bent jau visos eitų iš eilės. Pas mane jos šiandien nėra visos sudėtos, nes neturiu pakankamai vietos. Taip pat žaidimo pradžios žymeklis šis būtinai turi eiti po šios detalės, tai yra 2 ant 1. Taip pat uždėti šios vienas ant 1 kortelės ant pažymėtų vietų pagrindinėje lentoje. Tuo pasiruošimas ir baigėsi. Tiesa, dar reikėtų išsiaiškinti, kas pradeda pirmas. Žaidimas siūlo pirmam pradėti tam, kuris paskutinis laikė adatą, tačiau galima laisvai tiesiog brutų keliu tą patį padaryti. Žaidimo esmė yra žaidimo pabaigoje, tai yra kai pasiekiama pats centras, turėti kuo daugiau sagučių ir užpildyti savo lentą. Kaip tai vyksta, pabandysiu dabar greitai paaiškinti. Taigi, savo ėjimu turite 2 veiksmus, kuriuos galite atlikti. Tiksliau pasirinkti vieną iš jų. Pirmasis veiksmas būtų įsigyti vieną iš pirmų 3 detalių. Pirmos 3 detalės skaičiuojant nuo šio žymeklio. Taigi, kadangi, tarkim, yra žalio eilė, jisai gali įpirkti tik tai 2 detalės. Tiesa, kaip pirkti detalės. Kiekviena detalė turi savo kainą pažymėtą šiuo mėlynu skaičiu. Tai yra kažkoks skaičius šalia sagutės. Tai yra jos kaina. Taigi, kaip matote, ši kainuoja 2, 6 ir 5. Žaidėjas turi tik 5 sagutes, bet jisai mielai jas iš karto išleis ir nusipirks šią detalę. Nusipirkus detalę, ją galime vartyti taip, kaip nori ir padėti ten, kur nori, kad ir pačiam vidury. Tačiau nemanau, kad tai būtų protingas žingsnis, nes paskui reikėtų labai gerai pagalvoti, kaip viską aplinkui užpildyti. Taigi, padėjus detalę, sumokama jos kaina ir yra sekantis skaičiukas, tai yra skaičiukas šalia laikrodžio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad padėjus šią detalę, žalias žaidėjas turi paeiti 5 slaugelius į priekį. Taigi 1, 2, 3, 4, 5. Ir viskas. Tuo jo ėjimas baigėsi, kai nusiperkama detalė, į jos vietą perėja žymeklis, rodantis, kur vyks toliau veiksmas. Tačiau šiuo ėjimu įvyko dar vienas dalykas. Žaidėjas peršoko šią sagutės dalį, ką reiškia, kad jis gauna įplaukas sagutėmis tiek, kiek jis jų turi pas save žemėje. Šiuo atveju jis jų turi 2, tad jis pasiema 2 sagutės. Geltono ėjimas. Geltonas turi 5 sagutes ir dabar turi galimybę pasirinkti vieną iš šitų 3.
Taigi visada skaičiuojasi nuo šio žymeklio pirmos 3 detalės. Antras veiksmas, ką jis gali padaryti, tai gali tiesiog peršokti į priekį žalio. Ką jam tai duos? Už kiekvieną laukelį, kurį jisai peršoka, gautų po sagutę. Taigi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šiuo atveju jis gautų 6 sagutes ir jo ėjimas baigėsi. Tiesa, yra dar vienas įdomus niuansas, kaip veikia šis žaidimas. Žaidėjų eiliškumas nepriklauso vienas. Vienas paeina, kitas paeina. Tačiau žaidėjų eiliškumas priklauso nuo to, kas yra paskutinis šioje lentoje. Taigi, kadangi dabar yra geltono eilė ir vietoj to antro veiksmo, jisai vis dėlto sugalvojo nusipirkti savo detalę. Tad išleis vieną pinigą, nusipirk šią detalę, kuri kainuoja 1 ir paeis 2 laukelius. Paidės šitą žymeklį ir kadangi jis vis dar yra paskutinis šioje eilėje, vis dar yra jo ėjimas. Taigi jis vėl turi šansą arba peršokti į priekį žalio, gaunant kiekvieną sagutę už kiekvieną laukelį, kur peršoka, arba vėl pirkti vieną iš pirmų 3 detalių, kurias mato priešai save. Taigi jisai nusprendė nusipirkti dar vieną detalę. Tai yra sumokėti 3 sagutes už šią detalę, pasidėti ją pas save kažkur žemėlapyje ir paeiti 4 laukelius į priekį. 1, 2, 3, 4. Kadangi jis peršoko šią sagutę, už kiekvieną sagutę, kurią turi pas save žemėlapyje, gauna įplaukas. Taigi gavo dar vieną sagutę ir pajudina žymeklį į priekį. Taip pat peršokus šį skilpelį, tai yra šį kvadratėlį, žmogus, kuris pirmas jį peršoka, jį turi iš karto padėti pas save į žemėlapį. Gali būti variantų tokių, kada kainos yra gan didelės, tarkim taip, 7, 3, 5 ir yra žalio ėjimas. Tačiau jis neturi pakankamai pinigų, tokiu atveju jis neturi pasirinkimo ir privalo daryti antrąjį veiksmą. Tai yra peršokti per geltoną ir už kiekvieną peršoktą laukelį gauti po 1 sagutę. Tai pabaigia ėjimą ir tada gauna geltonas savo ėjimą. Taip gali nutikti kelis kartus, kaip kad matote, geltonas irgi neturi pakankamai sagučių, tad jis padarys tą patį, gaus 2 sagutes ir tada vėl bus žaliam ėjimas. Ir kadangi jis jau turi pakankamai, jis kažką galbūt ir nusipirks. Taigi, žaidimas vyksta iki tol, kol abu žaidėjai peršoka į paskutinį laukelį. Ir tada skaičiuojami taškai. Taškai skaičiuojami labai paprastai, tai yra kiek sagučių turite pas save, minus 2 sagutės už kiekvieną tuščią laukelį, kurio neužpildėte. Tad šio žaidimo tikslas nėra kuo greičiau nubėgti į priekį ir prisirinkti sagučių, bet taip pat užpildyti ir savo laukelį. Tiesa, yra bonus 7 taškai už tai, kad užpildytumėte visą savo lentą. Patikėkite, tai nėra taip labai paprasta. Todėl manau, kad bus tikrai įdomu. Mano nuomonė apie šį žaidimą yra tikrai labai pozityvi. Jis yra tikrai labai paprastas ir gudrus žaidimas. Puikiai tinkantis žmonėm, kurie mėgsta puzles, nes reikia sugalvoti, kaip tikslingai išnaudoti visas detalės, kurias galite nupirkti, taip, kad užpildytumėte visą savo lentą. Taip pat jis labai neilgas, trunka iki 15 minučių, manau, maksimum. Žinoma, visada tai priklauso labai nuo žaidėjų, bet 15 minučių, manau, yra tikrai maksimalus laikas, galima ir greičiau sužaisti.
Taigi, tikiuosi, kad viskas buvo labai aišku ir linksmo žaidimo.